Klausimas, kurį naudoju, kai noriu atskirti, ar elgiuosi iš savo aukščiausios perspektyvos ir taip, kaip nori elgtis Dominyka, ar vis dėlto toliau naudoju savo įsitikinimus ir kitų žmonių man priskirtą nuomonę. Tai tiesiog įsivaizduoju save kaip atskirą objektą, kuris dažnai būna tiesiog priklijuotas visokių įsitikinimų ir kitų žmonių nuomonių. Ir man savo mintise taip matau, kaip taip visi lipdukai, visos kitų žmonių mintis nuo manęs nukrenta. Arba kitas variantas, tiesiog įsivaizduoju, kad esu kažkur vienumoje, absoliučiai nėra daugiau nei vieno žmogaus, jokių įtakų man. Ir tada paklausiu, kaip šiuo metu pasielgtų Dominyka iš jos aukščiausio ir geriausio suvokimo sau ir aplinkai ir kokį sprendimą priimtų. Toks sprendimas turėtų nuimti kaltės jausmą, kitų žmonių mąstymo stereotipus, tai ką mes susirinkom vaikystėje ir nešiojame iki dabar. Tai tiesiog jeigu kažką reikia priimti svarbaus ir sugalvoti, pasistengkit nuo savęs nustumti, kaip jausis kažkas kitas, kaip kas ką galvos, ką pagalvos šeima, draugai, bendradarbiai, viršininkai ir tiesiog paklauskit, kaip aš toje situacijoje pasielgčiau, jeigu, tarkim, nuo nieko nebūčiau priklausomas. Arba jeigu tai yra sunku padaryti, tada galite tiesiog paimti užrašų knygutę ir į sąsiuvinį parašyti hipotetinę situaciją. Jeigu neturėčiau jokių įsipareigojimų pasielgčiau taip ir taip. Žinokit, kad šitas jūsų sprendimas ir šitas parašytas sakinys yra artimiausias jūsų dabartiniam poreikiui ir ką su juo daryti, pirmiausia atsiminti ir gerai įsidėti į galvą ir tada paprašyti visatos kuo artimesnio ir iš aukščiausios perspektyvos su didžiausiu palaiminimu visiems aplinkui jūsų, kad tai būtų tiesiog iš geros energijos variantų pateikimo, kad visata tiesiog jums atsiųstų variantų, kaip jūs galite pasiekti šitą variantą, neatsisakant jokių atsakomybių, poreikių, o tiesiog, kad jums sudėliotų tarsi net planą ir parodytų, kaip jums reikėtų elgtis sekančiame žingsnyje, būtent, kad gautumėt šitą norimą variantą. Žmogaus protas, jisai mato labai, labai siaurus galimus variantus, o jeigu prašom aukštesnės pagalbos, galime gauti ir platesnę variantų gausą. Tai galbūt jums net nieko ir nereikia atsisakyti ir gali turėti abu. Tiek visus įsipareigojimus ir dalykus, kuriais turite rūpintis, tiek save ir norimą ateities perspektyvą. Sėkmės!